Apie futbolą ir mokesčių mokėtų pinigus. Prieš kelias savaitės turėjom pokalbį su rajono meru apie situaciją futbole. Be Facebook, be Grinkevičiaus mugės, be rinkos aikštės, normali darbinė diskusija ne dėl reklamos, bet tam, kad kai kurios įsisenėjusios problemos būtų pradėtos spręsti. Bet įvyko šiek tiek kitaip. Grinkevičiaus mugė parašė eilinį rašinėlį, kuris tyčiojasi, neva aš esu toks kvailys, reikalauju iš mero šią už manęs esančią dangą laistyti, kad tas kilimas augtų. Kadangi tokios keistos diskusijos viešoje erdvėje jau prasidėjo, rajono mero turiu tokį, manau, geresnį pasiūlymą. Mere, padiskutuokim apie futbolą, sportą, sporto bazės, akis į akį, gyvai, be jokių tarpininkų. Tegul kiekvienas pats pamato ir įsitikina, kaip yra iš tikrųjų. Manau, kad turime tikrai vieną bendrą tikslą. Daugiau vaikų futbole, didesni futbolo trenerių atlyginimai, geresnis sporto bazių aprūpinimas, ar ne taip, mere? Nu, kalbant apie tai, dėl ko kilo visa šita diskusija apie šią futbolo dangą, tai plika akimi matosi, kad nėra viskas gerai. Futbolo federacija mums ją padovanojo. Išleidome daugiau negu 100 000 eurų tam, kad ją čia įrengti. Tarnauja jį mums tik 5 sezonus. Atsakykite patys savo į klausimą, kiek kartų ir kaip dažnai mes turėsime investuoti po 100 000 eurų, kad ji būtų tokia, kokia jinai turi būti. O tuo pačiu kviečiu paskaityti tekstą apie nemokamą Kėdainių Nevėžio vandenį, apie laistymo, drėkinimo sistemą, kuri yra čia įrengta už mokesčių mokėtojų pinigus, bet joje nėra vandens. Temų apie futbolą tikrai yra. Todėl tai yra tik pirmoji dalis. Tikrai dar bus apie ką pakalbėti. Juolab, kad tikiu, kad Kėdainiai ir ypatingai futbolas Kėdainiuose gali kur kas daugiau ir geriau.